Sveiki visi, aš esu Emilija Miniotaitė, esu Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos abiturientė ir jau rytoj netgi baigiu mokyklą šią. Mokykla ne tik davė labai daug, žinoma, prasmingų gyvenimo pamokų, bet davė ir vieną tikrai naują pomėgį, kurį galbūt net vystysiu ir ateityje, ir tai yra liaudies šokiai. Pirma pažintis įvyko rugsėjo mėnesį Vilniuje, kuomet Vilniaus senamiestyje vyko projektas Visa Lietuva šoka ir mūsų mokytojas labai nekaltai ten atsivežė ir bandė supažindinti su šiuo šokiu ir bandė galbūt net priversti mus tai pamilti, nes žinoma, mums kaip jaunimui šis sportas ir ši sporto šaka buvo apipinta labai daug stereotipų, kaip pavyzdžiui, kad tik tais vyresni žmonės gali klausytis liaudiškos muzikos ir šokti tokius šokius. Ir tai nėra pripažinta, ir tai nėra kieta jaunimo tarpe. Tačiau po to renginio ir po kelių repeticijų, kai patys savo kojomis ir savo rankomis ir su savo partneriais išmokom pirmuosius liaudies šokius, iš tikrųjų tie stereotipai labai nuplaukė ir kažkur pasimetė, nes ta bendrystė, kurią mes sukūrėm, tas prakaitas iš tikrųjų, kur net nesitikėjom, kad gali būti išlietas per tokio tipo šokius, tikrai buvo išlietas ir ta bendrystė tikrai buvo padaryta. Tai iš pradžių tikrai buvo, nors man asmeniškai toks, aš jaučiausi labai susikaušysi ir mano draugai tą patį jautė. Tačiau mes vėliau net pradėjom organizuoti kiekvieno mėnesio penktadienį paskutinį per pertraukas liaudies šokius ir šokdinom visą savo mokyklos bendruomenę. Tai šitas buvo spyris, kad reikia tik drąsiau viską daryti ir tik labiau savimi pasitikėti. Tada vėliau net pradėjome rengti vakaronės, kuriuose susibūrė ir mokinių bei mūsų tėvelių ir kitų mokinių tėvelių bendruomenė. Tai buvo labai iš tikrųjų linksma matyti netgi kaip kelios kartos šoka tą patį šokį ir žino žingsnelius ir žino muziką. Taip pat visą tai galbūt įkvepia mus imtis ir organizuoti šokių demonstravimus tokiuose projektuose kaip Erasmus. Mes pasirodėme ne vieną kartą Erasmus svečiams atvykusiems į mūsų mokyklą ir taip pat mokėme juos šokių žingsnelių ir mūsų tradicinių šokių. Ir tikrai manau, iš jų šypsenų ir iš jų tokių gyvybingų akių tikrai matėsi, kad jiems tai labai patiko ir buvo labai įdomu, nes tai buvo taip nestandartiška. Taip pat prisidėdavom ir prie tradicinių švenčių organizavimo, kaip pavyzdžiui užgavinių. Jau, man atrodo, 2 metai buvo mūsų mokykloje, kaip užgavinės yra lydimos liaudies daina ir liaudies šokiais. Mes su merginomis šokome su savo partneriais tam tikrus šokius ir nežinau, kai dabar žiūriu visus tuos prabėgusius laikotarpius, kadangi tiksi paskutinės sekundės, tai turbūt tokie prisiminimai išliks daug labiau ir užims daug brangesnę vietą negu tiesiog sėdėjimas pamokose. Mes netgi liaudies šokius įtraukėme į savo 100-dienio šventę ir paskutinio skambučio organizavimą. Tai jeigu buvom visiški skeptikai prieš pradedant, bet galiausiai juos tikrai pamilome, įsimylėjome ir tikimės, kad galėsim skleisti ir ugdyti tai galbūt net kažkada savo vaikuose, kažkada savo anūkuose. Tai buvo tikrai veikla, kuri net ir mano klasė ir žmonės, kurių net nelabai gerai pažinojau, taip suvienijo, kad dabar mes net braukiam ašarą pagalvodami, kad iš tikrųjų tai baigėsi. Bet tikimės, kad mūsų 11-okai, mūsų 10-okai tai pratęs šią tradiciją ir palaikys tai mūsų mokykloje, nes turbūt tai iš tikrųjų yra labai vertinga ir labai gražu. Tai labai džiaugiuosi,
kad priklausau liaudies šokių kolektyvui, kurį mes subūrėme. Labai džiaugiuosi, ką jis atnešė mano gyvenimui. Ir labai džiaugiuosi, kad po kažkiek metų galėsiu tikrai su šypsena lūpose ir gal net ašara akise prisiminti šitus labai jaunatviškus laikus, kurie buvo lydimi liaudiškos muzikos ir tos bendrystės. Aš manau, mokyklai davė tai gal, kad suartino mokyklą visą, nes visa mokykla šoko, tai visi ten gal su kitais susipažino, naujas pažintis. Tai skatino bendruomeniškumą. Taip pat įėjo ir sveikatingumas, nes kai šoki, tai tu judi ir tai labai praverčia, nes yra ir sveika ir ja. Šiaip suprato, kas etniniai šokiai yra galbūt. Ir labai tas gerai, kad kadangi kai kurie pramoko šokti ir galės perduoti tai iš kartos į kartą ir platinti kuo daugiau. Tai galėčiau pasakyti, gal iš pat pradžių ėjom ant bairio į visus tos šokius, bet su laiku labiau suartėjom ir kaip ir mumis labiau į tuos visus šokius įtraukė ir kaip ir užsikabinom ant jų. Tai nežinau, tai su partneriu pradžiai turbūt irgi buvo gal toksai, kad ten ant bairio ten tie šokiai, o po to su partneriais suartėjom, prasidėjo ten tie visokie renginiai ir tada jau toks atsirado įdomumas, kad ten kas šitie šokiai ir taip toliau. Kai pirmą kartą šokome visi mokyklai, manau, nes tada buvo visiškai visi įtraukiami ir mes net turim tą videoklipą, kai pirmame aukšte per visą foje ir koridorių yra nutiesta tarsi linija ir visi šokam Rendsverą lyg. Man tai nežinau, turbūt gal kai pirmą kartą į Domeikavą važiuojant, kad buvo ta vakaronė ten praeitais metais. Rudenį, tai va ten smagiausia buvo, nes ten pirmą kartą taip kaip kolektyvas kažką dalyvavom. Smagiausia ten buvo. Išmokom naujų šokų irgi. O man tai gal labiausiai patiko važiuoti į Vilnių su mokytoju. Vyko mugė, tai galėjome skaniai pavalgyti dar pašokti. Tai gaila turbūt būtų, bet tai visą laiką bus galima kažkur kitur lankyti, jeigu jau atsiras labai didelis noras, jeigu pasirinksi labai. Tai tik gaila ir kad nesu partneriais, bet galima susitikti. Manau, kad nebus gaila, nes perleisim visą etnokultūrą 11-okam. Ir vis tiek dar, manau, mes kaip grupė simboliškai nuvyksim bent kartą dar pašokti. Aš tai manau naujas pažintis, bendrystę ir gal labiau pažint tą visą kultūrą tokią. Aš manau, kad net mažus vaikus ir ten kokius penktokus, kuriam tikrai labai smagu buvo šokti tos šokius, gal juos net paskatinti juos lankyti, nes pavyzdžiui mums asmeniškai net ir apsirengus tautiniais rūbais labai patiko ir mes net pačios norėtumėm dabar tų šokių šokti. Manau, kad tikrai gal juos paskatins irgi kažką tokio padaryti. Aš manyčiau, kad kiekvienas tautiškumas turi savitą spalvą, savitą skonį. Kai įsitrauki tam tikras veiklas, tą patį šokį, kuris mus veža į priekį, mes žengiame žingsnį į priekį. Taip mes suvokiame mūsų praeitį ir kas supa šokio dėka šiuolaikinėme pasaulyje. Aš tai asmeniškai vien geriausias, man labai aš nuo vaikystės norėjau tautinių šokių šokti. Tai dabar, kai taip gimė, taip visas tas dalykas, tai aš tai vien geriausias emocijas susinešu. Labai patiko tikrai, šypsena didžiausia ir norisi tokių renginių dar daugiau. Aš manyčiau, kad aš kai šokau tenai, emocijos buvo nepamirštamos, jos taip pat skatino veikti, daryti, eiti toliau. Kiekvienas iš mūsų, kai atėjom, vienas į kitą žiūrėjom, tas buvo keista, kaip mes galėjom ateiti visi šokti kartu. Bet laikas, tos emocijos, jos niekados nepasimirš ir vis laiką išliks mūsų atmintyje. Todėl buvo labai smagu žiūrėti, kaip mes šokam, tiek kiek susivienėme ir tiek kiek aplinkui visi šoko kartu su mumis. Aš manau, kad mums visiems davė kaip ir net susivienijimą ir
ir daugiau davė žinių apie lietuvių liaudies šokius ir apskritai apie Lietuvą. Aš manau, kad praplėtė mūsų akiratį ir mes supratom bei sužinojom, kaip mūsų seneliai, proseneliai šoko seniau ir kokios buvo jų dainos ir apskritai tą visą lietuvių liaudies kultūrą. O man tai suteikė be galo džiaugsmo ir man atrodo tai buvo nuostabiausi šokiai, kurie vyko mūsų mokykloje. Man buvo labai linksma ir įdomu ir aš manau, kad ir kitais metais galėtų būti irgi. Jo, kažkaip įnešė to jaukumo ir linksmumo į visas pertraukas ir kažkaip atrodo, kad tie šokiai tiesiog suvienijo visus, nes šiaip susipažinau ir su naujais žmonėm ir kažkaip aš manau, kad tikrai būtų labai smagu, kad ir kitais metais būtų. Jo, aš visai irgi norėčiau, kad būtų kitais metais šie liaudies šokiai, nes linksmiau būti tada mokykloje tiesiog ir va. 1, 2, 3, UKG šoka! 3, 4, Šokai! Iš pasėlių rastas kelias.